bandysiu rinkti razdatkę dabar, dėti grandinę, ten viską. Bandysiu kažkiek parodyti, kiek čia išeis vienam pafilmuoti, kaip ten kas dedasi, kaip ten atrodo. O dabar, kol aš pasiruošiu, jūs galite pažiūrėti, kaip atrodo šitas džipas jau nuplautas. Aišku, ten pasta dar neatsiplavė, poliravimo nuo šitų labai sunkiai plaunas. Tai toks ne iki galo, bet, žodžiu, apiplavau maždaug, kad pamatyti, kaip atrodo ta juoda spalva dabar jau nesidabrinė. Man atrodo, paskutinis epizodas buvo, tai paprodžiau, kaip iš jo atrodo iš išorės ten po plovyklos. Dabar ką turim? Žodžiu, įsiardžiau razdatkę. Sakiau, nežinau, minėjau, kad keisiu grandinę, nes jinai prašoka, pasirodo, jinai nutrūkus, visai išbirėjus. Tai čia visa razdatkė paleista ant dalių, vienu žodžiu. Va ten, va, tai va, matas. Tai tokie reikalai. Gavau grandinę, vieną gavau iš Herrero, netiko, buvo 1,5 cm per plona. Dabar gavau irgi, sakiau, kitą, šitą centimetrų per plona. Tai dabar radom kodą normalų ir bandysim sakinėti ir dabar jau gal iš 3 karto pavyks. Nes kadangi per plona, jinai neužsideda, gal nusilipa ant šitų ir neįsistato, nes jinai turi apimti šitą dantratį. Tai tokie va reikalai. Tai va razdatkė, šitą grandinę razdatkės vietoj. Bandysiu dėti dangtelį, dabar viską rinkti ir žiūrėti, ar neleis tepalo. Bandysiu tada užsikurti be kardanų ir pajunginėti bėgius, viską pažiūrėti, ar viskas veikia, bet vargais negalais įdėjau. Viskas sudėta, čia dar, aišku, hermetikas neapvaliau, dar čia tas kardanas dėsis, tai toks dangtelis ir gerės hermetiku, bet čia šiaip viskas aprinkta. Nu, realiai liko tai galinis kardanas jau užsidėti. Ir tepalą supiltų tokiu mechanizmu. Kišau į šitą skylutę ir pumpuoju kaip muilą. Tai čia kokie 20 minučių pumpavimo, supilu tepalą, dedu kardaną ir šiandien gal varysim testuoti. Buvau jau prasukęs tai be kardanų, tai lyg sukasi viskas. Aišku, iš grandinės biškiai yra garsas. Bet kadangi nauja dar, aišku, tepalo nėra, tai manau sumažės tas garsas, tai žiūrėsiu. O dabar varau minkyti. Dar nežinau, rodžiau, ne, tikriausiai nerodžiau, tai įsidėjau gervės šitą visą mechanizmą. Čia tvirtai, gal neatrodo, ne kaip gal, bet tvirtai jisai čia stovi. Čia toks laikiklis. Vienu žodžiu, masė pajungta, pliusas.
Čia nekreipkite dėmesio, nenudažyta dar. Bet baro laidai. Einu toliau pilti aplaiko. Surinktas. Kardanai sudėta, viskas sudėta. Lyg tai viskas jungiasi. Dabar darysiu pirmą testą. Čia kai iš garažo atbulų išvažinėjau, tai priekiniai ratai čia atsiremia į šitą slengstį ir gaunasi, kad galas buksuoja. Tai dabar jei 4 veikia, turėčiau išvažiuoti iš garažo neprabuksavęs. Tai va toks pirmas testas ir tada varysim testuoti į mišką. Bet jau visą miško testavimą tikriausiai pamatysit kitam video. Tai ką, džipas surinktas. Biški purvinas, nes čia buvom pravažiuot. Pinu žodžiu, 4 varomi veikia. Buvom ten biški pratestuot. Tai veikia. Biški teplo tik tai leidžia per salniką ten razdatkis, bet nieko susidėsim. O ką, kita serija. Ne šita, nu, kur dabar va čia filmuoju, bet dar kita serija, kur išeis, tai jaučiu bus, kai jau testuojam normaliai. Manysim, ras daug purvo, gilių balų ir panašiai, kad išbandyt, ant kiek jisai gerai važiuoja. Ką, palaikinam šitą videką ir laukiam sekančio.